Labas vakaras visiems pasitinkantiems savaitgalį ir smalsiai laukiantiems, kokiegi žadami orai, o jie kaip visuomet įvairūs. Ne pirmą dieną Vidurio Europą merkiančios liūtys artimiausių metų taip greitai pasitraukti neketina ir pastarosios apima vis didesnę žemyno dalį. Artimiausia parą lis apie Varšuvą, Prahą, Vieną ir Budapeštą. Tačiau termometrai rodės iš tikrųjų nemažai apie 20 laipsnių šilumos. Na, o keliaujant į pietus, piečiau, skaičiai, kurie kelia pavydą, netgi 30 laipsnių šilumos vietomis, Romoje 24, Atėnuose termometrai rodys 23 laipsnius šilumos, o dabar apie Lietuvą. Šeštadienio naktį bus debesuota su pragiedruliais, tačiau lyti neturėtų. Vėjas šį kartą pūs iš šiaurės ir šiaurės rytų 3–8 metrų per sekundę stiprumu. Šiaurės ir pietų Lietuvoje termometrai rodys nuo 8 iki 10 laipsnių šilumos, kitur prognozuojama nuo 9 iki 11 laipsnių su pliusu. Dieną oras irgi šils. Pietų Lietuvoje termometrai turėtų vietomis rodyti iki 25 laipsnių šilumos. Vakaruose bus kiek vėsiau, bet irgi neblogai, nuo 17 iki 19 aukščiau nulio. Tiesa, gali lyti, o kai kur griaudės perkūnija. Sekmadienį Lietuvą pasieks nauja drėgmės zona, o kartu su juo atkeliaus ir vėsesnis oras. Naktį vietomis, o dieną daug kur gali protarpiais palynoti, kai kur sinoptikai žada ir perkūniją. Naktį bus nuo 7 iki 12, dieną termometrai rodys tikrai nemažai, nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Pajūryje tiesa kiek vėsiau, bus apie 12 ar 14 su pliusu. Nauja savaitė prasidės lietumis, vietomis galima perkūnija, vėjas pūs iš šiaurės vakarų ir labiau iš vakarų 7–12 metrų per sekundę stiprumu, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, diena bus ne tiek jau šilta kaip prieš tai, tačiau irgi neblogai, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos, pajūryje nuo 10 iki 12 laipsnių. Tai tiek orų šiandien, smagaus savaitgalio ir likite su Lietuvos ryto televizija. Iki.